Labą dieną. Labą dieną. Kaip Jūs manote, ar valdžia yra atitolusi nuo mūsų? Manau, kad atitolus ir labai. Kodėl ir kaip tai galėtų keistis? Aš nežinau, reikėtų kažkokių tai būdų surasti, kaip priartėti vieni prie kitų, bet aš manau, kad nei vieni, nei kiti kol kas to nedaro. Reikėtų, kad kažkuris žengtų pirmą žingsnį. Pati šitą klausimą tikrai negaliu atsakyti. Aš pati žinau, kad ji nutolusi, bet kodėl, tai nežinau. Kaip pasakyti, kodėl nežinau, turbūt kaip šiltai sėdi, tai jiems ir negalvoju, kad čia visi kiti šaldo aplinkui. Turėtum rinkti daugiau galbūt jaunų žmonių, kad ateitų ir rinkti jaunimo. Jeigu tu išvažiuosi kur nors kitur, tai jo gali pasikeisti. Mariau, kaip apibūdintum tokią situaciją? Situacija yra paprasta ir egzistuoja ne vienerius metus, kai žmonės nebando įtakoti valdžios priimamų sprendimų, o valdžia, priimdamas sprendimus, neatsiklausia žmonių. Situacija aiški, bet ar yra sprendimas? Yra situacija, yra ir sprendimas. Pagrindinė egzistuojanti problema tai yra valdžios ir piliečių nekalbėjimas ir nesusikalbėjimas. Šios problemos sprendimui mes pasiūlėme internetinę svetainę pasitarkime.lt. Gal galite apie tai plačiau? Pasitarkime.lt jūs galite iškelti problemas, kurios jums yra aktualios ir padėti spręsti kitų iškeltas problemas, siūlant sprendimus arba padedant įgyvendinti pasiūlytus.